pasakyti tiek, nusirašinėjimas yra menas, bet menininkų rinkai nelabai reikia, sakykime, geriau yra mokytis viską iš širdies ir pritaikyti viską praktikoje, darbe, tuo naudotis darbe, namuose, šeimoje, patariant kitiem, ypač jūs technikai, inžinieriai ir visą kitą galite viską pakankamai gerai integruoti į savo gyvenimą visas žinias. Tai nusirašinėjimą žiūrim nepalankiai. Jūs dirbti, sakykime, ypatingai jeigu tų žinių, kurias nurašo nuo špargalkių, kurios yra būtinos mūsų, sakykime, specifiniai veiklai. Užsiemam tiek pervežimais, tiek logistika, tiek sandėliavimu, tai, sakykime, reikia ir paskaičiuoti ir tiksliai pakrauti, kiek į mašinytę telpa, sakykime, kubų, kiek galim pakrauti ant autovežio. Tai jeigu tokius dalykus, sakykime, iš techninės pusės žiūrim, nusirašinėjat, tai irgi yra minusas kaip ir jum tada tik sunkiau dirbti pas mus atėjus. Nusirašinėjau statistiką, galiu prisipažinti, nes nesu ta tiksliukė, tai buvo vienintelis dalykas, kuris man pakankamai sunkiai sekėsi ir tenais teko to pasinaudoti. Ar gailiuosi dėl to, kad nusirašinėjau tenai, negaliu pasakyti, manau, mano, sakykime, darbe, personalė ir vidaus auditorius, tai tų žinių tokių kaip ir nelabai reikia. Tai tiek, nenusirašinėkit, žodžiu.